Sveiki, esu Gustas ir šiandien Jūs pakviesiu į kelionę po pasaulį, kuriame realybė ir skaitmeninės technologijos susilieja į vieną. Tai pasakojimas apie išplėstinės realybės arba XR ekosistemą Lietuvoje. Visų pirma, pradėkime nuo klausimo, tai kas yra ta išplėstinė realybė? Trumpai ir formaliai tariant, tai skėtinis terminas apimantis įtraukiasias technologijas, tokias kaip virtuali realybė, papildyta realybė ir mišri realybė. Globaliai šios rinkos ateitis modeliuojama ypatingai optimistiškai. Prognozuojama, kad iki 2030 metų XR sukurs daugiau nei 23 milijonus darbo vietų visame pasaulyje. Europa taip pat neatsilieka nuo šio regiono ir mūsų regione XR sektorius iki 2023 metų turėtų išaugti nuo 8 iki beveik 89 milijardų eurų. Tai reiškia, kad ši rinka nebėra tik žaidimų kūrėjų žaislas, tai industrija, kuri keičia ekonomiką. ES lygmenių sektoriaus galimybės įžvelgiamos 5 pagrindinėse kryptise. Medicina, švietimas, menas ir dizainas, dar kitaip galima apie jį kalbėti kaip apie KKI, pramonė ir žalioji transformacija. Na ir čia jau egzistuoja realūs XR pritaikymo pavyzdžiai. Įsivaizduokite, esate gydytojas, kuris prieš operaciją galite pasitelkti 3D skaitmeninį modelį ir pasipraktikuoti tam tikrus judesius realios operacijos metu. Ar virtualios terapijos, kuriuose žmonės jau gali dabar dalyvauti ir prisijungti iš skirtingų pasaulio vietų. Pramonėje skaitmeniniai dvyniai jau padeda taupyti lėšas. Švietime tuo tarpu studentai gali pasivaikščioti senovės Romoje, sudalyvauti jos įvykiuose, o specialistai galbūt gali būti ruošiami jau išvengiant tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, viena Lietuvos įmonė jau dabar kuria mokymus greitos medicinos pagalbos darbuotojams, kuriuose jie mokosi atlikti tam tikras tikslumo ir greičio reikalaujančias užduotis. Ką reiškia, kad jau realios situacijos atveju potencialiai bus išgelbėta daugiau gyvybių, kadangi darbuotojai jau turės įgyję tam tikrų kompetencijų ir žinių, kurių dėja negalima įgyti kitų būdų. Taigi sektorius jau nebėra vien tik tai apie virtualius filmus ir žaidimus. Tai yra sektorius, kuris jau pradeda keisti ekonomiką. Būtent šio projekto metu buvo itin svarbu išsiaiškinti, tai kokioje vietoje esame mes, Lietuva, kaip šalis. Ir šio projekto metu buvo atliekamas tyrimas, buvo atlikti interviu su Lietuvos XR ekosistemoje veikiančiamis įmonėmis, siekiant pažinti jų veiklą bei išsiaiškinti sektoriaus stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Taigi, ką atskleidė tyrimas? Tai visų pirma, kad Lietuvos XR įmonės daugiausiai dirba su kultūros projektais, tai yra muziejų turais, filmais, meninėmis instaliacijomis. Taip pat sektoriaus stiprybės yra tai, kad mes gebame kurti kokybišką turinį, turime talentų, esame lankstus ir imlūs naujovėmis. Vis dėlto, mūsų silpnybės yra tai, kad mes per mažai išvystę MTEP sritį, mažai eksportuojame, nesame išvystę bendradarbiavimo tinklų su mokslu ir tarptautiniais partneriais. Sektoriaus galimybės tai, kad mes esame maža ir kūrybiška rinka, todėl turime visas galimybės keisti žiniomis, ieškoti naujų XR pritaikymo galimybių ir nišų, kas įvardijama vienu esminių kriterijų siekiantis stiprinti sektorių. Taip pat, užmezgus kontaktus su tarptautiniais mokslo centrais, galėtume pasiūlyti infrastruktūrą, išbandyti jų prototipus ir įgyti reikiamų technologinių žinių. Sektoriaus grėsmės yra tai, kad XR technologijų diegimo kaina yra labai didelė. Visuomenė taip pat nepažįsta šių technologijų, taip pat kuriame kultūros srityje, todėl yra didelė priklausomybė nuo viešojo sektoriaus klientų ir kartu kyla rizika prarasti tam tikrą aktualumą. Taigi, ką turėtume daryti šiandien? Tai pagrindinis išryškėjęs aspektas tai, kad ekosistema šiuo metu dar neveikia savarankiškai ir šiame jos raidos etape reikėtų koordinatoriaus, kuris padėtų įtvirtinti ir kurti XR ateitį. Įvertinus Lietuvos XR įmonių kuriamą turinį, kuris yra kultūrinis, koordinatoriaus poziciją būtų galima priskirti jau veikiančiam Arte Hubui, kuris savo vykdomą veiklą tiesiogiai atlieptų tokios sistemos poreikius ir prisidėtų prie inovacijų skatinimo, didintų tarptautiškumą ir eksportą, padėtų paraiškų procese, užsiimtų vieninga sklaida, įgalintų XR kurti socialinės inovacijas ir kitais veiksmais puoselėtų ekosistemą. Greta dėmesį vertėtų skirti MTEP srities stiprinimui,
skatinti sektoriaus bendradarbiavimą su mokslu ir kuriamo turinio diversifikaciją. Taigi Lietuvos XR istorija dar tik prasideda. Turime visas galimybės būti ne tik pasyviais stebėtojais, bet aktyviais žaidėjais Europos rinkoje. Todėl nenustokime puoselėti šios srities ir padėkime jai augti. Ačiū už dėmesį.